Sveiki! Šiandien mes čia, kad panagrinėtume, sakyčiau, itin aktualią temą - duomenų apsaugą, privatumą, viską, kas susijęs su internetinė reklama. Remiamės į straipsnių duomenų apsaugą reklamoje internete. Jame kaip tik ir gilinamasi tuos svarbiausius dalykus verslui. Tikrai taip, labai svarbi tema šiandien. Tai ką svarbiausio, iš šio straipsnių reikėtų žinoti tiems, kas dirba su reklama? Kaip padaryti, kad viskas būtų ne tik efektyvu, ko visi nori, bet ir, legalu, etiška. Nes pagalvokime, viena klaidelė tvarkant duomenis ir, ne tik baudos, bet ir klientų pasitikėjimas gali tiesiog išgaruoti. O jį atgauti, tai jau kitas reikalas. Būtent. Čia pataikėte tiesiai į esmę. Šiandienos, sakykime, internetinės rinkodaros pasaulyje tie duomenų kiekiai yra milžiniški. Todėl tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, trumpiau BDR, jo reikalavimų žinojimas yra tiesiog būtinybė, nebe pasirinkimas. Ir straipsnis teisingai akcentuoja čia ne vien apie formalų taisyklų laikymasi. Čia apie skaidrumą, apie pasitikėjimo kūrimą su savo auditorija. Gerai, tai gal pradedam nuo pačios esmės. Kodėl būtent internetiniai reklamai ta duomenų apsauga tokia, kritiškai svarbi, straipsnėje minimi personalizacijos privalumai, bet kartu ir rizika, kur tas balansas? Taip, geras klausimas. Reklama, ypač ta efektyvi, dažnai remiasi vartotojų elgsenos stebėjimo analizė. Bet va čia ir ateina BDR, kaip ir rašoma straipsnyje. Jis nubrėžia aiškias linijas. Pagal 6 straipsnį duomenis reklamos tikslams tvarkyti galima tik turint teisėtą pagrindą. Dažniausiai, verslui aktualiausi yra 3. Aiškus vartotojo sutikimas ir straipsnis pabrėžia žodį aiškus, tada teisėti duomenų valdytojo interesai. Nors čia, tiesą sakant, straipsnėje įspėjama būti atsargiems, nes tai nėra kažkoks universalus leidimas viskam. Ir 3 - sutarties su vartotoju vykdymas. Supratau. O kaip tos vartotojų teisės? Straipsnėje pabrėžiama, kad svarbu ne tik jas deklaruoti, bet ir užtikrinti, kad žmonės galėtų lengvai jomis pasinaudoti. Ką tai reiškia praktiškai verslui? Absoliučiai. Skaidrumas čia yra, kaip sakoma, kertinis akmuo. Straipsnis tai pabrėžia remdamasis ir BDR 58 konstatuojamąją dalimi. Vartotojai turi teisę žinoti, kas, kodėl, kaip tvarko jų duomenis. Bet ne tik žinoti. Jie turi turėti paprastą suprantamą būdą prie tų duomenų prieiti, juos pataisyti, paprašyti ištrinti ir labai svarbu bet kada atšaukti duotą sutikimą. Lengvai. Ir čia straipsnėje gerai pastebėta informacija turi būti pateikta aiškiai, suprantamai, lengvai randama. Pagalvokime, koks efektas, ne? Kai prekės ženklas atvirai, sąžiningai sako, štai kaip mes naudojam jūsų duomenis. Pasitikėjimas iškart auga. Tai tampa netgi privalumu. Įdomi mintis. Straipsnėje dar paliečiama ta vartotojų elgesių grindžiama reklama. Kai rodo reklamą pagal tai, kur naršiai. Kas čia specifiško, ką patarė šaltinis? Taip, tai labai paplitę. Čia straipsnio analizė labai aiški. Prieš pradedant naudoti sekimo technologijas, tarkim slapukus ar angliškai cookies, yra būtina gauti aišku ir informuotą sutikimą. Ne kažkokią paslėptą varnelę ar numanomą sutikimą ten sąlygose, bet aktyvų veiksmą. Vartotojas turi pats paspausti sutinku. Atsakingumas čia numeris 1. Gerai. Ir dabar prie to, kas, manau, verslui aktualiausia. Praktiniai patarimai. Straipsnėje yra konkrečių rekomendacijų. Gal galėtumėte apibendinti pačius svarbiausius veiksmus, remiantis tekstu? Žinoma. Pabandykim sudėlioti pagrindinius punktus, tiesiai iš straipsnio. Pirma, visada, pabrėžiu visada, gauti aišku, laisvą valią duotą sutikimą. Ir svarbu, prieš pradedant rinkti duomenis reklamai. Aiškiai ir iš anksto. Tiksliai. Antra, skaidrumas, maksimalus. Aiškiai, paprastai paaiškinti, kam tie duomenys bus naudojami. Jokių ten sudėtingų teisinių vingriubių ar smulkaus šrifto. Trečia, duomenų minimizavimas. Rinkti tik tai, kas tikrai būtina tam konkrečiam tikslui pasiekti. Reikia savęs paklausti, ar man tikrai reikia šito duomenų lauko. Logiška. Ketvirta, saugumas. Tai savaime suprantama, bet svarbu pakartoti. Naudoti patikimas techninės ir organizacinės priemonės duomenims apsaugoti nuo visko. 5. Lengva prieiga prie teisių.
Vartotojas turi galėti paprastai sužinoti, ką turite taisyti, trinti ir, kaip minėjau, ypač lengvai atšaukti sutikimą. Straipsnis tą paprastumą labai akcentuoja. Supratau. Na ir šešta – reguliariai viską peržiūrėti. Taisyklės keičiasi, technologijos keičiasi, tad reikia neatsilikti, atnaujinti savo praktikas. Straipsnio pabaigoje ten yra tokia lentelė, kur išvardinti tie pagrindiniai principai – skaidrumas, minimizavimas, saugumas, teisėtumas, vartotojų teisės. Tai tikrai geras toks, kontrolinis sąrašas kiekvienam verslui. Taigi, jeigu reikėtų apibendrinti pagrindinę mintį, kurią neša šis straipsnis, tai būtų, kad tų BDR reikalavimų laikymasis internetiniai reklamoj yra ne tik, teisinė prievolė, Anaiptol tol. bet ir toks strateginis sėjimas link ilgalaikio klientų pasitikėjimo, geros reputacijos kūrimo. Tikslink taip. Ir verta pagalvoti plačiau. Ne vien kaip išvengti baudų. Štai, galbūt klausimas pamastymui visiems klausantiems. Kylantis iš šitos analizės. Kaip ta pagarba vartotojo privatumui, tas skaidrumas tvarkant duomenis, galėtų tapti ne našta ar kaštais, o sąmoningų konkurenciniu pranašumu? Kaip tai galėtų sustiprinti jūsų prekės ženklo vertę rinkoje? Tikrai geras klausimas apmąstymui. Ačiū Jums už šį įdomų ir svarbiausia praktiškais patarimais paremtą aptarimą. Tikime, ši mūsų analizė buvo naudinga.